dabar esame ant Tauro kalno, kuris kitą pavadinimą dar turi Pamėnkalnis. Ir štai dabar prieš pat vėlinės ilgių laikotarpyje čia susirinkome jau tam, kad pagerbtumėm savo protėvius, kurie ypatingai svarbus yra mums, mūsų kultūrai, mūsų gyvenimui, todėl kad mes iš tikrųjų esam tęstinumas, mes esam banga, kuri toliau gyvenime, tiesiog mes tęsim jų pradėtus darbus, jų gyvenimą. Ir va štai kaip tik užpakalį manęs viena iš skulptūrų, iš šiaudinių skulptūrų, čia jų yra dvi, tai yra Ryto Belevičiaus skulptūra Jonas Basanavičius. Dabar kodėl Jonas Basanavičius čia Pamėnkalnyje yra šita skulptūra sukurta? Ogi Jonas Basanavičius prieš 108 metus, kaip tik čia ant Tauro kalno, yra nupirkęs žemę tautos namams. Ir šis mums svarbus didžiavyris, jis iš tikrųjų yra su šita vieta yra nepaprastai susijęs. Tai vat jam pagerbti, jam atnašą padaryti vėlinių šventės proga yra pastatyta ši Jono Belevičiaus skulptūra. Kita skulptūra, kurią mes esame pastatę, tai ji yra svarbi prisimenant Žygimantą Augustą ir Barborą Radvilaitę, jų nepaprastai gražią, nepaprastai romantišką meilę. Tai yra Tvardovskio bokštas. O tas Tvardovskio bokštas, burtininko Tvardovskio bokštas, buvo tam, kad Žygimantas Augustas jau mirusią savo žmoną Barborą Radvilaitę kaip vėlę galėtų pamatyti. Žinoma, Žygimantas neiškentė, jis šūktelėjo jos vardą, ir karalienė dingo visiems laikams. Karalius Žygimantas Augustas nebeilgai begyveno. Jis greit pasimirė, nes be jos gyvenimas šioje žemėje iš tikrųjų matyt buvo liūdnas ir nykus. Tai tiems žymiems, gražiems, nepaprastai žmonėms, mūsų didikams taip pat yra atnašaujama, yra skiriama 6 metrų aukščio Stasio Juraškos skulptūra. Ir čia mes tas skulptūras uždegę, jas padarysime ugnines tam, kad visą tai, ką mes savyje turime, tai yra kūrėja, kurią mes turime kiekvienas iš mūsų, nes kūrenti, tai ne tik tai ugnį kūrenti, iš tiesų mūsų kūryba, ką mes bekurtumėm, ar paveikslą, ar savo gyvenimą, tai yra ugnis. Ir va štai tie ugniniai simboliai, tai yra pati tokia gražiausia atnaša mūsų, toks labiausiai gilus nusilenkimas protėviams, jų kultūrai, jų gyvenimams, visam tam, ką jie mums yra palikę, ir aš manau, kad gal dėl to ir mes tapsime šviesesni, ir mūsų protėviai, vėlgi gal, sakykime, mes jų palaimos turėsime daugiau, o tuo pačiu ir daugiau sėkmės mūsų gyvenime.